Labas rytas, mes jau kilę, pas mus Amerikoje yra beveik 6, tai visi kilom apie 5 valandą, bardakėlis, neklotos lovos, bet einam dabar ieškoti, kur pusryčių nusipirkti, nemoku čia durų net atidaryti, nes vakar naktį grįžę radom, kad yra tokia bandelių kepyklėlė prie pat mūsų, o jau šviesų laukia. Tai labai fainai, kad anksti kėlėmės dėl to, kad galėsim pradėti anksti dieną ir anksčiau grįžti namus, nes vis dėlto esam Los Andžele, vienam iš pavojingiausių Amerikos miestų ir naktim čia geriau nevaikštinėti. Ir aš dabar greit parodysiu. Vat matot, mes išeinam ir va čia kitoj gatvės pusėje toj parodysiu, kur yra ta mūsų kepyklėlė. Va ir kepyklėlė, pažiūrim, kiek visokiausių skanėstų. Reiks pažiūrėti, kas čia. O gal žinot, kas čia yra tie marcipaniniai, aš jau vakar mačiau, bet čia kaip halva gal kokia. Sulčių, kokių tik nori, bananito. Ir kas svarbiausia, žiūrim, kokių bandelių yra. O pasirinkimas tai platus. O čia tokias spurgos, mane, kaip pas man būna. Aš šitą noriu paragauti. Aš čia viską noriu paragauti. Ir žinoma, amerikietiški keikai, bet jie kažkaip man nevilioja, kad aš jų norėčiau. Čia šilt batons dar net kvėp. Šiaip žiauriai fainai. Krasanai. Ir dideli, ir sunkus jie iš tikrųjų. Labiausiai tai mane tas kremas suviliojo. Man šitų dviejų užteks, nežinau, ką dar Aivaras rinktis. Tai nežinom, kiek kas kainuoja, dabar einam prie kasos, čia žodžiu, Aivaras šitas 3 ragaus, gal ir aš kokį kasnį iš jo paragausiu, mano favorit šitą. Paklausim dar kavos noriu, ne, nes kavos turim kambaryje. Briga. Nu ką, sužinosim, kiek kainuoja, 8 gramus kažką įmuša. O, taip. Už viską 8,50, tai kažkur 8 eurai. Nežinau, už bandelės nėra pigu. Kaip už bandelės nėra labai mažai, bet mes Amerikoje, tai mūsų kambarys gali parodyti, kaip yra. Kings Inn, kita gatvės pusėje mums čia praktiškai kiaurai, bet dabar nežinau, ar mes čia taip lengvai perėsim per gatvę, kaip atėjom. Bėgam. Labai įdomu čia pasidairyti viską, tai matom, kaip saulė ryte leidžiasi iš kurios pusės. Nors šitas dangus tai visas iš tikrųjų toksai rožinis. Tai va, čia toks vaizdelis aplinkui. Viva Amerika! Gerai, einam kavos gerti, čia į mūsų kambariuką. Papasakok, į bandelę. Nu, nieko. Tikėjau saldžios, bet pasirodo... O su ko čia yra pavadinka? Iš tikrųjų, aš irgi paragavau, bet taip klausiu dėl to, kad žiūrovai suprastų. Čia yra tokia kaip su jalapeno prieskoniais, bet nėra per aštri ir varškė tokia labai trinta. Šiaip šitą užskaitoma, ne? Jaučiu rytoj dar norėtum tokios. Ja, tą ir rytoj pasims. Tai mano šitą krosanas čia, kaip, aš nežinau, kažkokį pavadinimą turi, bet aš vis nelabai gaudaus, nes maišos man tų bandelių pavadinimų. Aš 9 dangui. Jau rašė draugai, kad nepaviršiu į bandelę. Nu, šiaip daug vaikščiot tikimės, tai gal ne, bet verta nuodėmės, verta. Nu, atvažiuoja jau autobusas, bet mes neturim bilietų, tai neaišku, dabar mes ar įlipsim ir kitos bilietus bus galima nusipirkti. Philmart Metro Lane Station. Regular fare is $1.75. Leidžia sumokėti grinai, brolis dabar sumokės, nes mes neturim kortelį. Ką tik sumetė tą aparatą pinigėlius. Tai va čia yra eko parkas, į kurį mes grįšime vakare, bet dabar beveik nesimato ten per langus, o gal kažkas... Apžiūrėsim, žodžiu, čia labai netoli mūsų kambariuko, mes ateisim čia peškom tikriausiai. Užsikalbėjom autobuse besėdėdami ir pravažiavom savo išlipimo stotelę.
Pasirodo, mes turėjom persėsti kitą autobusą, kitų skaičių pažymėtą autobusą ir dabar nuvažiavom, nežinau, kokį kilometrą į priekį. Nu tai žodžiu, tai gali būti, kad dabar tuos metriukus eisim į kitos stotelės, į kurią turėjom įlipti. Na žodžiu, pasivažinėjom po kitą Los Andželo pusę, pamatėm kažką, ko nebūtumėm pamatę. Nors mes esam Holivude jau. Los Andželo pakrašty, jau Holivudo rajone, bet pasijutau kaip ledynmetį kokiam. Taip, didumo. Gerulė, ne? Iš karto jaučiasi švaresnis, tvarkingesnis rajonas, ane, Aivarai? Šuniukų žmonės vedžiojas nemažai, sportuojančių, bėgiojančių daugiau. Čia dabar tokį mes ramesnį ruožą užtaikėm, bet palmytės visokios prie kiemų. Gražios švarios gatvės. Kai starumo neapkabinsiu. Mes esam jau Holivudo rajone ir vat tokie vat namukai. Čia mums pasirodė toks tipinis holivudinis vat iš filmų įvažiavimas į namą. Čia vat kaimynai. Sunku ant kameros čia pamatyti, bet labai toks ramus, jaukus rajonas. Aivarai, norėtum tokiam rajone gyventi? Gal nieko būtų, ne? Kas čia žino, kada gyvenime, kas čia ką mum pametės? Senatvėje aš manau, kad gal. Gal. Atvažiavom, žodžiu, apsižiūrėti, kur sklypai įsigyti. Automobilio numeriai registruoti Kalifornijoje. Tai mes esame Kalifornijoje. Teslytė. Bet man atrodo, mašinų tai įvairovę dar parodysiu atskiram video. Pradedam šitokį turą į Griffito observatoriją. Nežinau, ar yra kitas kelias, bet čia turistai eina. Einam ir mes. Aivars jau skundžias, kad statumas bus nekuklus. Bet mes niekur neskubam. Nu, kelias tikrai status, bet žmonės eina, vadinasi, įvykiamas. Mes stengsimės neskubėti, kad kojų nesusivaryti pirmą dieną. Šitokių takelių žmonės vat ir pasivaikščioti ir pabėgioti, o kažkas turistauti. Aivaras parodė naują funkciją, kai galiu vienu metu įrašinėti tas, kas matas priekį ir tą patį ir mes. Tai vat, toks vaizdelis. Zoomint neleidžia, va, kai šitą dvigubą kamerą darai. Gerai. Brolis jau turbūt užkeliavęs į viršų, o jau baigė pasiekti galutinį Final šiandien Destination pirmąjį, o jų šiandien turim gal kokius 8. Tai tikėkime, kad viską spėsim. Esam Los Andželo vienoj iš aukščiausių dalių, kur gali turistai daug vaikščiotis, nes dabar mes matom visą Los Andželo peizažą šone. Ir čia kur, o iš kitos pusės matosi mūsų išsvajotas Holivudas. Ir Griffito observatorija, į kurią dabar kaip tik ir eisime. Garsioji Griffito observatorija, ne vienam filme. Čia yra filmuotas veiksmas ir net yra kompiuterinis žaidimas su joje, kad veiksmas ir aplink ją būtų. Tai kol kas į vidų nedirba, nes tik nuo 12 val. Dienos, o pas mus yra dar tik taip 9:30 ryto. Tai šiaip čia labai gražus vaizdas atsiveria. Visas žemutinis Los Andželas. Oi, taip greit priartinau. Bet šiandien kažkoks smogas yra. Nežinau, ar čia jis dažnai būna, ar tik tai šiandien mums taip nelabai pasisekė. Bet galim prieiti aplinkui ir parodysiu, kas dar nuo tos pačios observatorijos apžvalgos aikštelė. Čia jau tokia gaunas, nes galima ir pro žiūronus pažiūrėti, bet čia iš karto kas matosi. O ne tą pusę suzoominau.
mes ten irgi dabar judėsim. Nors dar situacija kritinė nėra, bet jau nemažai vaikštom ir karšta laukia ir kojos jau man duoda ženklą, kad gali būti toj problemytė. Tai jau apsiklijavau nykštį ir mažai pirštelę, kad po to nebūtų, kad pūslėm nutrynė, kai buvo prieš tai kelionį. Turėjau berods 18 pūslių ant kojų abiejų. Čia yra parkingas, kur automobiliui kainuoja $10 ir gali stovėti kiek nori, bet čia realiai ilgai tai neturi ką stovėti. Ir mums šį kartą šiek tiek nepasikė, nes tvorom apstatyta ir sodina augalus, ruošia sezonui. Tai kaip ir toksai vaizdelis. Bet visada čia pasisukus pamatysi savo išsvajotą Hollywoodą. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Pataikau. Tai puteliuką, čia jau per vieną galą įbėg, per kitą išbėg, bent truputį pasipildysim. Tai ką, mes dabar turėjom 2 pasirinkimus. Eiti 2 kilometrus, susirasti autobusą, pavažiuoti su 3 skirtingais autobusais. 3 kilometrus ir vis tiek dar eit, dar 3 kilus į kalną. Tai mes pasirinkom 7 kilometrus eit. Ne, 7 nereikės. Tai žodžiu, tai va prieki va toksai vaizdelis, bet irgi kalną. Šiaip į kalną lipimas nėra pats lengviausias, bet mes neskubam, lėtu tempu. Mes galim. Ir pasieksim Hollywoodą, kurio dabar net priekyje nesimato. Bet užtat grožimės tokiais vaizdais. Irgi savi pliusai eit pėstute, nes daugiau pamatom. Mūsų tarpinė stotelė truputį jau pridusia. O žiūrėkit, čia galim atsisėsti ir pasigrožėti. Neprisizūmina. O tokie kalnų pasijodinėjimai gražus. Visai mielai. Mielai ir aš čia prasijočiau tokiais kanjonais vaizdais. Aivars pamatė vovelytę. O įdomu. Kokia flanulka. Nieko nevalgo, stebdavo mumis, ką mes čia su ją darysim. Nieko nedarysim, nufilmuosim ir eisim toliau. Akivaizdžiai ant kameros nesimato, bet mūsų kelionė prasidėjo va ten. Ir patrauksiu pirštą, bet kaip aš noriu parodyti, kad jam va čia. Ir va dar ten. Ir po to ten dar zigzagais ir va čia va ir apėjom. Nu, žodžiu, kokius 4 kilometrus jau taip kalnais einam. Ir dar panašu, kad va dar ten mūsų ėjimas laukia. Pakeliui tokie vaizdeliai. Tokie, nežinau, man tai kaip iš filmo. Aš einu ir atrodo, kad filme būčiau. Kur jisai yra? Jau nuskrido. O. Sraigtasparnis policijos prižiūri viską. Esame ir Los Andželo, ir Amerikos, ir viso ko širdyje apie Hollywoodo kalvos. O čia labai nedaug pasisukus. Galim matyti ir patį Los Andželo visą peizažą, visą downtowną, bet šiandien turim kažkokį tai smogą, rūką, nesuprantu ką. Ir nelabai mum matos, viskas taip jau kaip norėtas, bet turėsim kitokį įspūdį. Įspūdžių pilni. Hollywoodą pamatėm ir netgi galiu dar kartą parodyti. Prisifotkinom, prisifilmavom, įspūdžių patyrėm. Atrodo, kas čia ant eilinės kažkokios kalvelės. Nu, bet vis tiek kažkoks jausmas įdomus yra gyvenime. Sunku jį paaiškinti. Turbūt, kaip čia yra posakis, pats turi patirti, kad tą sužinotum. O dabar vat kulniuojam apie 2 kilometrus šituo takeliu ir grožimės dar ir Hollywoodu. Hollywoodo ženklų iš tikrųjų, bet čia yra visas rajonas Hollywoodas. Tai va, kaip Šiauliuose kokie ginkūnai. Turiu mintį, kad aplink Los Andželą, va taip rajonais suskirstyti. Na ir ką, toliau važiuojam dabar į miesto centrą, link dangoraižių. Turim čia dar daug ką pamatyti, bet turim šiandien tik vieną dieną, rytoj išskrendam į Las Vegasą. Ir tada jau kiti nuotykiai, o į Los Andželą grįšim tik po 2 savaičių, likučius pabaigt žiūrėti.
Kaip ir būtų tokia faina kalva pasifotkinti užlipus. Aha, čia labai gražiai ir Holivudo ženklas matosi, bet yra daug ženklų pridėta, kad yra baudos, jeigu eisit artyn ir lipsit čia, kur yra nesaugu. Tai mes tiesiog jau buvom susiradę internetu kitą pointą. Bet čia vat nuo daug kur iš tos pusės labai gražiai atsiveria pats ženklas, pati kalva. Aivarai. Aivaras atsiveria gerai, ne? Parodyk savo holivudinę šypseną, Aivarai. O! Aivariukui labai iškilo klausimas, kas čia yra per augalas. Šiaip tai čia kaip kažkoks kaktusas. Nu, jeigu netyčia žinot, parašykit, kad Aivaras galėtų daugiau pasidomėti, bet labai įdomiai atrodo. Na taip, viskas žaliuoja. Graži šiandien diena, šilta, geras oras pasitaikė, labai fainai. O Holivudo ženklą jau pastatai ir užstoja. Tokiu takučiu, gražiais kaktusėliais besigražėdami, kulniosim ieškoti autobuso. Jau nuo Holivudo važiuojame į miestą. Ir dar daug laukia visokių vaizdų naujų. Norit, nenorit, jau žinokit, turiu papasakot, kad esam nusiknisę nuo vaikščiojimo. Bet antra vertus, pažiūrėkit, kokie čia mes kampelius už kampelius atrandam ir jie dar įdomesni negu tie išvalyti, nugražinti Holivudo takai. Tai per kančias į žvaigždes, kaip sakant, žygiuojam, o iš tikrųjų gaisro padarinių šitam regione mes nematom, bet, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kokie čia sausuoliai. Jo, ir visur rašo, nerūkyt, baudos 1000, tai aš įsivaizduoju jau dėl ko tokie užrašai ir netgi girdisi apsaugos balsas kažkur per mikrofoną, jeigu pamato, kad kažkur ne ten eini ar kažką netaip darai. Tai čia, man atrodo, su sraigtasparniais prisistatytų, jeigu Aivaras cigariuką užsitrauktų. Tai va, tokius takelius. Matom, žiūrim ir vat vaizdais grožimės. Parduotuviai nusipirkom šitos 2 gėrimus, tai Monsteris kainavo 2,89, man atrodo, o mano šitas 4 eurai, tai toj paragausiu. Laukiam dabar autobuso. Esam Holivudo rajone. Toksai sveikuoliškis kažkas. Mano skonio. Ganėtinai tirštas, taip sodriai jaučias vaisiai. Nėra, kad būtų praskiestas koks nors. Šiaip gerai išsirinkau. Kažkokį kitą autiką pataikėm. 5 centų dabar tik sumokėjom. Tai iš Holivudo važiuojam į miesto centrą dabar. Mūsų žemėlapis rodo mūsų kryptis. Šita juoda linija už 5 centų važiuojam iki oranžinės ir po to jau perlipsim toliau važiuoti. Ta gatvė tai tokia eilinė gatvė. Vat, tiesiog takelis palei plentą, kaip pasakytų mano senelis. Tai va, turim Jennifer Aniston, vyrai atradę Jennifer Lopez. Mes jau su Aivaru prisifotkinam, brolis dar. Greitai dar kažkokį vieną kitą praeisiu, pažiūrėsim, kas dar iš tų žinomesnių. Nu, žodžiu, čia šiaip yra, va, Kate Winslet, oi, fainai. Ir iš tikrųjų, čia tų žvaigždžių tai yra apie 2500. Tai visų čia nesurasim, nors manęs prašė kažkas, net ne kažkas žinau, kas Britney Spears, kad atrasčiau. Gal netyčia ir pamatysim. Tai mes ką tik nusipirkom metro tokias kortelės už $7. Pati kortelė $2, bet jau papildyta $5. Ir tipo su jais dabar galim važinėti visą dieną, kiek nori kartų. Eiti metro autikai. Tai ką, einam į pačią gražiausią Los Andželo metro stotelę. Metro stotį, net ne stotelę. Ateik. Pažiūrėkit, kokias video kameras, kokia metro dekoracijos. Nu, labai fainai. O dabar eisim ieškoti tiesiog savo krypties. Jau mūsų metro atvažiuoja, bet čia, pažiūrėkit, kokias juostelės, lubos padarytas. Ai, čia uždanga sceninė. Nu, fainai, graži metro, tikrai viena iš gražiausių metro, mano matytų. Čia va dar holivudinės žvaigždės. Ir
Pamajavo man, aš jam, jis man. Jau judam iš metro, Ivariuk su akiniais, nuo ko slepias neaišku. Einam ieškot, kur čia užlipt. Einam į centrą, žodžiu. Dabar turim atsidurti tarp įvairiausių dangoraižių, žodžiu, pagrindinio miesto centro. Starbucks'e išbandysiu matcha latte. Šiaip aš matcha nemėgstu ir mažai jau geriu Lietuvoje. Iš vis beveik negeriu. Ir va, štai turime netgi plastikinį šiaudelį. Tai čia ekologijos nėra. Pasiėmiau šaltą, nes laukia iš tikrųjų gerai šilta yra. Laukia gal plus 25, tai pasiėmiau šaltą latte. Aš nepasimokau, nu žiauriai. Kažkas Lietuvoje išpopuliarino tą matchą ir yra nesąmonė. Kas perka, dar sumokėjau $4 šūdą nusipirkau. Aš Aivarui buvau padarius su lipdukais apklijavus visą mašiną. Oi, tai čia, kaip čia, reikėjo biškai pasistengti. Žinojom, kad yra šitas piešinys ant sienos, tai atėjom vat irgi įsiamžint. Vis dėlto Los Angeles Lakers ir Kobe Bryantas didelė istorija krepšinyje. Čia atvažiavom su vietiniu autiku, jau visų tų stotelių nebededu, bet va čia va viršui, toj patrauksiu rankytę, tai čia yra pagrindinis Amerikos bankas, bet vat mes arti esam ir nieko nesimato. Tai čia to pačiu yra toksai gražus parkas, kažkoks skveras, aikštė. Šiaip labai čia va daug įvairių tokių augalų, man čia kaip kaktusai, šiaip tokių vat kaktusų labai daug prie mūsų kambario yra. Tai labai įdomu, kas čia per augalas. Ir vat tokią aikštę turim, einam arčiau, nes, aš žiūrėkit, iš to šono paėsiu parodyti jum. Ir čia va toksai gražus piešinys yra. Tuoj priartinsiu. Tai va tokie visokie vaizdeliai downtown'e vadinamam. Dangoraižiai net netelpa į kadrą. Vyrai jau traukiasi megztukus, nes jau vėjuota pradėjo darytis, bijome susirgti. Dabar esam kažkokiam Bradbury Building, nelabai aš apie jį kažką googlinau, bet toksai labai autentiškas. Tie laiptai tokie įdomus iš tikrųjų. Tai nežinau, ar čia mokamas po jį pasivaikščioti ir daugiau kažką pažiūrėti, bet čia ir daug filmų yra filmuota, nes čia tie laiptai toks įspūdis, kad tu čia laukia būtum iš tikrųjų. O čia vat visi filminas, fotkinas čia. Aivarytis irgi bando geriausią kampelį išlaužti. Koks įdomus elevatorius, įsivaizduojat. Nu, toks grinai kaip iš kažkokių senovinių amerikietiškų tų retro filmų, ten realiai kokių 60-ųjų laikų. Tai labai įdomiai atrodo viskas iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų turistam čia nelabai kur galima nei vaikščioti, nei naudotis, tai mes realiai tiek ir te pamatysim šį kartą. Vieni kitus filmuojamės. O filmuojam dėl to, kad esam prie Walt Disney'aus koncertų salė čia, ne? Vat net yra užrašiukas Walt Disney. Tai va toks įdomesnis pastatas, tai irgi visai įdomu pamatyti kažką kitokio, o ten tolumoje jau yra dangoraižiai. Nu, mes prie jų jau ką tik buvom, tai atgal nebegrįšim, nebent naktį būtų įdomu pamatyti, kaip su apšvietimais atrodo. Se mata así, 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 así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. ¿Y cómo se mata gusano? Tai atradom tokį meksikietišką turgelį. Oi, mat visokiausių prekių. Aš čia rodau medutį. Ten medutį čia ugniukui. Varom čia, einam dabar į seniausią Los Andželo gatvę. Ir čia aš kiek truputį skaitinėjau. Tai tokia iš meksikiečių. Va, turgelį uždaryti. Va, taip vadinas.
Bet visi turgeliai, matot, uždaryti, čia turbūt jau yra per vėlu, nes jau yra beveik 5 vakaro. Čia tikriausiai reikėtų ateiti dienos metu. Vat, matot, kokių visokių autentinių kaukių. Brolis jokas imtynininkų. Ai, čia amerikietiškų imtynių. Jo, tai va toks įdomus šiandien, vat, turgelis ir mes nepataikėm laiku, tai dar bėgam apžiūrėti viską. Ką dar spėsim bent pamatyti, kad žinot, ar verta grįžti. Nu, spalvingi tokie, vat, grinai. Su jų gatvė. Oi, koks čia gražus. Nu, įdomiai. Nu ką, einam pasižiūrėkim, galim išsirinkti ir kažkokių, vat, sombrero. Aivarai. Matai, ne ispaniška, čia, na, jau meksikietiška. Ką tik čia mačiau tų kaukolių iš filmuko, nebeprisimenu, kaip vadinas. O, Makarena, Čikita. Kaip tas filmukas su kaukoliam vadinas? Neatsimenu aš. Kur mirusi pasaulį dainuoja, va, čia jų tie visi. Jo. Turint laiko rašiau čia kažką nusipirkti. Kokie gražūs stalai iš akmenų. Ai, labas, gražuolė. Nu, čia ryškiai kažkas vyksta. Čia gaisrinė, čia sraigtasparnis. Čia gali būti, kad sraigtasparnis rodo kelią, kur važiuoti. Ne į tą pusę važiuoja. Tai atvykom į Kinijos kvartalą Chinatown. Ir čia visokiausių gražių pastatų. Bet iš tikrųjų šiaip nelabai jaukiai aš čia jaučiuos dar su savo sijonu. Jau kažkaip norėčiau būti ir su kelniam šiuo momentu. Nes jau vakarėja, už valandos jau ir naktis čia bus, bet šiaip įdomu, gražu ir noris. Atrodo kiekvieną pastatą prieiti ir įsiamžinti. Atvykom į Los Andželą Chinatown. Žinokit, mano manimu, turbūt kiek jau praėjom, pirmas iš gražiausių Chinatownų kitoj valstybėj negu Kinijoj pačioj. Tai labai daug visokių skirtingų objektų, tai aš dabar iš tikrųjų paeisiu pirmesnę už vyrus ir nueisim iki Bruce Lee skulptūros. Ir matot, priešais kokie gražus tokie kinietiški, autentiški motyvai. Net nemačiau, čia kažkur kažką praėjau. O dabar artėju prie Bruce Lee. Tai va, čia vyrų tikslas ateiti, apžiūrėti gyvai, nes čia greičiausiai, ne, čia per didelis, noriu sakyti, greičiausiai padaryta pagal žmogaus, bet ne, čia per didelis. Tai va, aš greitai jums parodžiau, bėgu dar, ką galiu parodyti čionai, bet čia jau yra beveik 5 vakaro ir jau čia viskas užsidarinėja. Ok, kinietiški blizgučiai. Kokia didelė parduotuvė, užeinam pažiūrėti, ką galim čionais įsigyti, pavyzdžiui. Ok, kiek visokiausių gražybių. Įdomu, ar čia iš Kinijos veža. Oi, žiūrėk, kokie faini pagaliukai su šiam valgyt. Ar jie patys gamina, ar iš Kinijos siunčiat. Tai aš dar greit bėgu, dar vieną parodysiu kitą gatvę. Nu, tikrai labai gražus, iš tikrųjų. Man patinka. Ranka iš tikrųjų paskauda telefoną nešti. Bet, kaip čia gražiai atrodo. Kiekvieną skersgatvį, kur pasuksi, ten vat kažkokia autentika. Tai kokių gražių vaizdų galim pamatyti vaikščiodami peškom, nes važiuodami čia taip greit nepamatysim. Bet einam į dar kažkokį gražesnį vieną pointą. Ėjom ir priėjom. Ir visas Los Andželo downtownas matosi mum ant delno. Taip kad reikia tik tai pasivaikščiot. Vat jau rengęs Mantas, jau ruošia selfius. Aivaras irgi
Darom geriausią kadrą. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. Skuodžiam namo, nors dar tik tai 6:30 vakaro, bet čia tokiam rajoniuke esam, kad jo, čia ta mūsų rytinė sankryža, bet šiaip žiauriai nejauku. Visokių meksikiečių žiauriai daug ir tu eini ir nesupranti, ar jie į tave žiūri, nežiūri, bet žiauriai nejauku iš tikrųjų. Esam jau prie pat kambario, tai jau džiaugiuosi, kad jau nebetolime čia namo, nes visi daiktai, pinigai, dokumentai, viskas yra su mumis kartu, o saugumo nejaučiu visai. Šiaip žiauriai visą dieną man nejauku, nesaugu, labai retai, kad aš taip jaučiuosi ir Los Angeles yra iš tų miestų, nežinau, arba per daug esam prisiskaitę, prisižiūrėję informacijos, bet aš jau noriu kuo greičiau į savo kambarį atsidurti.